pirmojo ginčio kamulio. Kaip ir matėme turnyro lentelę, abi komandos yra laiminčios. Wolves laimėjo 6 rungtynes iš 7 bandymų. Pačioje rungtynių pabaigoje, namų rungtynėse. Šonas Turmanas dar kartą iš tos pačios padėties, čia visiškai neatitvertas. Ne pirmas ir turbūt ne paskutinis. Ko gero. Sulaimonas čia praktiškai su atakos pabaigos sirena, suranda Sulaimonas Mekovulų, šis suranda 2 taškus krepšyje. Juventus komandos atsakas. Gerai, nusileido po krepšių Beniušis, bet grįžta prie Mekovulų ir taip avantūriškai. Wolves ataka. Limonas atsikrato kamuolį ir tai toks sprendimas. Tęsiasi Juves ataka. Ai, iškišo perdavimas Kučui, šis Evaldui Šauliui. Viskas labai neblogai, Šaulys išsimetė gerą metimą. Ta ir praeitą sezoną taip patys broliai Lavrinovičiai. Žemaitis paliko už nugaros Smitą, pelno 2 taškus. Puikus epizodas greitajame puolime. Juve įgyja 4 taškų pranašumą, kuris labai greitai ištirpsta. Kristupas Žemaitis pakankamai solidžiai, 39%. Meta po 9 taškus vidutiniškai. Gagičius kaip nusimestas kamuolys, rastas Vitalijus Kozys atsidūręs po krepšiu. Šventė Wolves. Černiauskas. Pats iki galo, sudėtingas metimas, bet kamuolys atsidūrė krepšyje. Gagičius. Neblogas perdavimas Juškevičiui. Kariniauskas, vėl Gagičius surastas po krepšiu ir vėl ten jėga tiesiog įveikė Ivaną Vranišą. 19-21. Tokie skaičiai švieslentėje. Korpiai pristato šias rungtynes tarp Wolvesų ir Utenos Uniclub Casino Juventus. Juškevičiaus 2-2 su Džordžu Gagičium. Krisdamas atliko perdavimą. Sederevičius ir toliau prižiūri Vaidą Kariniauską. Nelengvas karinės metimas, tikslo nepasiekė, bet Gagičius. Kariniauskas. Wow! Čia yra fantastika. Perdavimas dar kartą. Bet kaip atrodo viskas lengvai iš Limonas. Tarp 2 varžovų pranėrė Sulaimonas, Žemaitis, o pagaliau pramušė Wolves. Kaip ir sezono metu, Juve yra viena daugiausiai pražangų išprovokuojanti lygos komanda. Po 23 vidutiniškai. Sulaimonas. Taiklus metimas. Gynėjas Beniušis likęs su Žemaičiu. Nenukeliavo kamuolys iki Šarūno Beniušio. Dabar jį suranda Aivi. Pražangos nėra Mekovulų. Svarbus mačas abiems ekipoms. Turnyrinės lentelės kaimynės. Gal nieko keisto, tų aistrų netrūksta. Čia Sulaimonas smeigia 3 taškį. Nutolti laimė. Kol kas antrąjį ketvirtį 17-13. Kariniauskas. Žingsnelis atgal ir 3 taškai. Smitas. Vėl žaidžia 2-2, vėl meta pats ir vėl meta netaikliai. Vilniečius. Gagičius pats eina iki galo. Taip, rodo, kad gali pajudėti. Puikios buvo jo rungtynės su Rytu, 25 naudingumo balai. Dabar 5-0 atkarpa žaidžia Juve. 5-3. Pataiko Kariniauskas. Mekovulų. Dar vieną užtvarą ten pakilo pastatyti, dabar išsikeitė ginamaisiais. Juve, Žemaitis atakuoja Vranišą ir tą daro labai sėkmingai. 9 Žemaičio taškas. Irgi netaikliai norėjo pražangos, jį neužfiksuota, turi kiekybinį pranašumą Juve. Aivi paliko už nugaros Sulaimoną, bet ten Mekovulų tvarko reikalus, saugo sėkmingai lanką ir jau 4 bloką išrašo. Ties 3 taškų liniją gali pasižymėti. Ekstra perdavimas, 2 taškai. Ekipos krepšininkas šį vakarą. Tikrai gali gerai nugarą pažaisti Ivanas Vranišas, čia Turmano 2 taškai, bet Gagičius ne tas varžovas, prieš kurį. Šį sezoną 3 taškio metęs net nebuvo iki tos akimirkos. Turmano geras epizodas, pamušė kamuolį, nutraukė Sederevičiaus perdavimą. Tik dabar Sulaimonas su kamuoliu. Turmanas turėjo šiek tiek laiko prisitaikyti ir prisitaikė ir pataikė. 3 taškai. 6 tikslu.
Praneša užtvarą ten leidusi priimti kamuolį Bray Ivey. Verevičius. Kristianas Mepo Vulų vėl, tiesiog puikiai. Viso Vulfsai blokavo 6 metimus. Žemaičio perdavimą nutraukė Ivey, bet surastas dabar jau Vitalijus Kozys ir gal netgi dar geriau viskas. Dar arčiau krepšio tikrai labiau komfortiškai jis jaučiasi. Tormano, dideli tokie žingsniai ir pelno 2 taškus su pražanga Trašonas Tormanas. Smingi epizodai pailiui, prieš tai prametė, dabar praleidžia gynyboje. Bet Bray Ivey paėmė iniciatyvą į savo rankas, jis jau tapęs naudingiausiu savo komandos žaidėjų. Laimonas pats iki galo 2 taškai nuo lentos. Viską padarė, ką galėjo. Jam už neblogą atstovėjimą. Labai įdomiai surinkta, sukomplektuota komanda su daug įvairialypių krepšininkų. Čia klaida lygioje vietoje Evaldas Šaulys tiesiog atiduoda kamuolį varžovams. Iš priekio išėjęs Žemaitis įsirašo perimtą kamuolį į savo statistiką. Na ir Juve šį sezoną BCF LKL pralaimėjo tik tais Rytui ir Žalgiriui. Evaldas Šaulys prižiūri Sulaimoną, kur kas daugiau negu įprasta šį vakarą aikštelėje. Evaldas Šaulys, Sulaimonas. Visiška klasė. Ko gero, kad dabar jau sugrįžti rungtynės nebepajėgs. Lieka iki 4-ojo kėlinio pabaigos. Čia Kristupas Žemaitis ir jo dėjimas iš viršaus 11